Na, su žaidėjais jo, aš nežinau, kaip bus koja patinus, bet aš galvoju, kad turim porą dienų, gal sugebėsim sugražinti į komandą. Bet šiaip taip, labai gaila. Praktiškai turim trečią žaidėją, kuris susižeidė. Bet manau, tai neturėtų mus išmušti iš tų, sakykime, tikslų, ką mes norim pasiekti. Ir šiandien kovomės, tai buvo sunku. Nes daug žaidėjų žaidžia neįprastose pozicijose, bet mes kažkaip sugebėjome mobilizuotis ir pasiekėm pergalę, sunkia, bet pasiekėm. Bet manau, tas pats sunkumas mums kaip ir praeitinės buvo labai svarbu po Roko, kaip sužais komanda, kaip su jie suvadovus. Pradžia, matėt, buvo sudėtinga. Na, paskui po truputėlį įsivažiavom ir pabaiga gal ir, sakykime, gal sėkminga, nežinau net kaip pavadinti, bet laimėjom. Na, manau, kad tą patį baisumą, kaip žais be Roko, mes kaip ir praėjom, bus matyti Rygoje, kas bus toliau. Kodėl Marekas Blaževičius nerungtyniavo? Ne, mes truputėlį pritaupėm, davėm šiandien Biručiui, kad mes norim pasitaupyti žaidėjus, nes jis žaidė pereitas rungtynės daug, mes davėm šiandien Jonui daug žaisti. Labai gerai Jonas sužaidė, taip kaip ir jam priklauso. Na, ir sukom tuos žaidėjus, kurie rotacijų, kurie žaidė truputėlį mažiau, kad juos sugrąžinti į tas veikiančias pozicijas. Tai, sakykime, davėm Deiviui pažaisti daugiau, davėm Giedraičiui pažaisti. Ir ant šitų žaidėjų daugiau statėm. Davėm Sargiūnui vėl, Sargiūnas nemažai žaidžia, bet sukomės va šitais žaidėjais vertėmės ir aš manau, žaisti vienas rungtynės su 8 žaidėjais yra pakankama. Ar įmanoma logiškai kažkaip tas traumas paaiškinti, ar vis dėlto pakliuvo Lietuvoje tokį juodą nesėkmių ruožą? Nu, kaip tu gali paaiškinti traumas? Užlipo ant kojos priešininkui. Kaip aš paaiškinsiu tą traumą? Nu, nelipė ant kojos. Aš nežinau, ką jūs norite išgirsti, aš nesuprantu. Ar matant, kai žaidėjai iš psichologinės pusės gali žaidėjams įlysti į galvas, kad žaidėjai šalia traumuojasi ir kaip to išvengti? Ar jūs girdit save, ar ne? Jūs ką mane klausėt? Kaip žaidėjai išvengs traumų? Jeigu tu esi profesionalus... Ar atsiras psichologinė baimė žaidėjams, matant per tokį trumpą laiką kelias tokias skausmingas traumas? Ne, tai laikas netrumpas. Mes kiek turim traumų, gal mes paantrysi, kas nors kolegos jūsų. Mes turim Bogdanovičių traumuotą, taip? Mes turim dabar Voidmanas išvažiavo traumuotas. Visos komandos turi traumų. Mes turim Žagarsą traumuotą. Čia yra Europos čempionatas, kai tu atvažiuoji. Ir tau reikia per 2 savaitės sužaisti krūvą rungtynių ir maksimum. Čia yra normalu. Ir aš dabar nesuprantu jūsų net klausimo, ką mes galim padaryti, gydytojai, žaidėjai, mes ar priešininkų žaidėjai, kad neužlipti viens kitiem ant kojų. Tai yra kontaktinė sporto šaka ir tas yra, toks yra dalis krepšinio, tai aš net nežinau, ką jūs klausėt. Nežinau, ką paaiškinti. Buvo žaidėjų, kurie šiandien rungtyniavo, Tadui, ko gero, ta poilsio diena yra labai svarbi, kaip reaguoja jo koja į tą laiką. Tai Tadas galėjo rungtyniauti, bet mes priėmėm gydytojų prašymų tokį sprendimą, kadangi rungtynės praktiškai mums nieko neduoda. Aišku, duoda prestižą, garbę, ką mes ir mums pavyko be jo pasiekti, bet mes nebenorim rizikuoti. Mes žinom, kad įtampa didelė, mes žinom, kad mūsų meistriškumas nėra, sakykime, toksai didelis kaip vokiečių, kur gali kažkur, kaip sakyti, kažką nedabėgti, nedašokti, vis tiek meistriškumo laimėsim. Mes žaidžiam iš visų jėgų. Taip, mūsų žaidėjai išgriuvo iš rikiuotės kai kurie, bet mes net nesiruošim nuimti to gazo vadinamo, ne? Nes mes kitaip, mes vėl užimsim 15 vietą. Tai ko mes siekiam, ar išlikti sveiki aikšteliai, ar pasiekti rezultatą. Aš manau, profesionalus sportas visada ryšasi su geriausiu rezultatu. Tai būna netekčių ir labai gaila visų žaidėjų, kurie neteko. Ir jų gaila, kad kaip žaidėjų, kad jie negalės pabaigti šito čempionato, nes jie visi nori žaisti, jie visi veržiasi į aikštę, jie savęs negaili ir man kaip treneriui tai yra labai džiugu, nes aš manau, kad didžiausia yra problema, kada ateina tokio lygio varžybą žaisti, olimpiadą, pasaulio čempionatą arba Europos čempionatą, išgauti žaidėjų maksimumą, kad jie atsiduotų maksimum. Aš gerbiu tos žmonės ir žaviuosi jais, kai jie olimpiadui pasiekė pasaulio rekordą, jie dar pagerina savo tos visus treniruočių rekordus, tai yra aukščiausia kategorija ir mes tą kategoriją pasiekę ir man kaip treneriui labai džiugu, kaip su tom traumom, čia, sakykime, 2 traumos yra pasukta koja. Tai kaip neužlipti ant tos kitos kojos man yra sudėtinga patart, ką reikia daryti.
Na, negaliu aš turbūt žaidėjim, jūs atsargiai lakstykit, nes gali traumuotis. Irgi turbūt negaliu tai pasakyti. Mes žaidžiam, kai žaidžiam, kas susitraumuos, man irgi gali būti kai kurie sprendimai tokie, kad gali ištikti širdies smūgis. Bet aš turbūt nesėdėsiu ramai, atsisėdęs ir sakysiu, viskas gerai, mes pralaiminėjom, bet viskas gerai, kad tik man nebūtų kažkokio ten streso. Taip irgi nėra, mes čia visi dirbam maksimum, aš didžiuojuosi šitą mūsų komandą, didžiuojuosi, kad vyrai dirba tiek, kad krenta iš rikiuotės, bet mes toliau einam ir sieksim pergalės, kaip bebūtų. Ir mums visiškai, na, sakyčiau, gal taip nusispjauti, kiek mūsų liks, bet mes žaisim pergalį. Aš iškart pranešu ir tuot klausimų tokių, ką reikia daryti, kodėl reikia daryti, aš manau, čia iš vis netemų. Kaip mums reikėjo ne taip treniruotis, ar taip treniruotis, ar mes nematom, kad mes dvigubai greitesni už visus, dvigubai aštresni, agresyvesni, nes tai yra profesionalus sportas. O kaip mums reikėjo, ką reikia daryti? Pasitaupyti ar ką, tada neverta važiuoti į Europos čempionatą. Kaip ir minėjote, iš pradžių buvo daug tokių stumdymosi per pozicijas, ypatingai gynyboje. Kaip iš gynybinės pusės pavyko su to tvarkyti? Na, pavyko mums truputėlį, reiškia, mes galim keistis penkiesi, jeigu nėra Jono aikštelėje, net ir su Biručiu galim. Birutis gal ne tiek sėkmingai sužaidė puolime, bet jisai yra gynybos mūsų variantas. O tai mums prie šito viso mūsų tokio, sakysim, mes turim 5 žaidėjus, kurie apie 2 metrus yra labai patogi situacija. Su Jonu turim gintis kitaip, nes Jonas truputėlį lėtesnis ir aukštesnis. Tai su Jonu mes ginamės 4 keičiam, 1 nesikeičiam. O šiaip, aš manau, iš gynybinės pusės viskas buvo gerai, bet mes šiandien, kai daug energijos išlieja į gynyboje, tada turi problemų puolime ir mes matėme mūsų turbūt, kiek mes įmetėm iš kokie tų 23 taškių, turbūt kokie 2 ar 3. Jo, bet čia nuo darbo gynyboje krenta tas taiklumas ir aš tą žinau iš patirties ir aš nelabai dabar fokusuojuosi į šitos reikalus. Mums buvo svarbu šiandien apsiginti, ką mes šiandien ir padarėm. Akivaizdu, kad Arno Veličkos ir Igno Sargiūno funkcijos šitoje komandoje dabar išaugo. Kokius trūkumus ir galbūt pliusus pastebėjote šiose rungtynėse jų žaidime, kaip jiems sekėsi susitvarkyti? Na, aš noriu, kad Arnas truputėlį greičiau skirtųsi su kamuoliu, noriu, kad greičiau pervarytų aikštelę, nes jisai bijodamas gal prarasti, aš nežinau, kur yra tos problemos, bet jis išsaugot kamuolį, jis truputėlį lietokai ir aš manau, kad čia sukelia mums problemas, kadangi jeigu tu gali nepult greitai, bet pereiti aikštelę turi ant greičio, pramušti savo tą pirmą žaidėją, grįžti vėl, sustatyti komandą ir žaisti, bet jisai žaidęs yra tokių backupų žaidėjų, jisai tą daug mažino, bet tokių pagrindinių, kur visas dabar, sakykime, visa komanda ant jo pečių. Tai jis tokioj pozicijoje turbūt dar nėra, nelaikęs tokios komandos, nes tai yra Lietuvos rinktinė Europos čempionate, tai nėra paprasta klubinė komanda, kur gali pakrypti taip ar taip. Čia yra atsakingumas, yra tas, pralaimėjimas yra blogai, jau nėra taip, kad dar sezonas mes davysim, išlošim kitą kartą. Tai šitas gal jį truputėlį slegia, bet šiandieną žaidė daug, apsitrynė. Sargiūnas yra gerai, aišku, ne tos visiškai pozicijos žaidėjas, bet jeigu mes prarasim Margo, tai aš nežinau, mes privalėsim su juo žaisti. Ir mes čia niekur nedingsim, nieko neišgalvosim. Tai ne tos pozicijos žaidėjai, kurie turėtų būti su mūsų komandoje, bet prie šitų nelaimingų atsitikimų mes turim kažkuo tas skylės užkaišyti, pažiūrėsim, kaip čia mums pavyks. Sirvidis ir klubinėme krepšinėje yra turėjęs tų pakilimų, nuopuolių, tarkim, atvykus į Lietkabelį, sunkiai buvo labai pradžia. Yra kažkoks būdas jūsų galvoje, kaip jį prikelti lemiamą mačą? Na, mano tik vienas būdas duoti jam tą šansą, ką aš ir darau, duoti pažaisti, ilgiau pažaisti, kad jis pasijaustų. Aš manau, truputėlį jam, gal sakykime, nepasisekė su tokia mikrotrauma, kur, jeigu pamenat paskutinės rungtynės su Islandais, jisai nežaidė. Su Islandais, man atrodo. Tai gal čia truputėlį, nes jis buvo gan geros formos, bet aš dabar nematau daug didelių problemų su juo. Jis ginasi neblogai, neužtaiko tų savo tritaškių, bet aš jam spaudimo tokių klausimų iš vis nedarau, jis metikas, pats žino, ką daryti. O šiaip jis turi ūgį, mes pasikeitimų, jis gynyboje mums atitinka tos mūsų visus parametrus, ką mes norim. Aš nematau didelės problemos. Aišku, būtų malonu, jeigu jis mums pelnytų 20 taškų kaip metikas. Bet, pakol kas to nėra, bet gynyba mūsų veikia ir tas džiugu. Jūsų varžovas paaiškės šiandien po Suomijos ir Vokietijos rungtynių. Ar jums yra skirtumas prieš ką žais Latvija ar Turkija, Serbija? Na, aš nenorėčiau sakyti. Ten visos komandos, kurios išeina visos. Latvija yra namuose. Nežinau, kokia ten situacija su Žagarsu, nes jis ten tai
tai traumuotas, tai netraumuotas. Šiandien žaidžia. Ne? Žinau, kad tenas yra turbūt kas Gražulis, nes susižeidęs. Zorikas. Ai, irgi. Na ir jie turi netekčių ir mes, taip logiškai imant, net nežinau dabar, ar galėjo Europos čempionate skirstyti į stipres ir silpnas komandas. Ten visi yra pavojingi ir visi ateina su viltim laimėti. Tai, nu kaip, problema yra mūsų komandoje, kad neturim pagrindinio žaidėjo. Čia yra problema. O su kuo žaisti mums tenais, na, kaip jau su kuo išpuls, su to ir žais. Kalbant dar apie kitas čempionato rungtynės, vėl čia buvo įdomių rezultatų. Yra kas dar labai nustebino? Galbūt Portugalų patekimas į kitą etapą šiandien jas kas įveikė? Na, Portugalus aš žinau, kaip iš anksčiau žinau, jie tokie visada ten viršui kažkur plaukia, kažkiek ten kartais trūksta, kartais papuola į Europos čempionatus. Bet ten yra tokios ispaniško tipo komanda. Žaidžia neblogai, papuolė, aš ten labai nesiekiau, ar ten kokie ten šansai buvo jiem papulti ar nepapulti. Aš tik čia kažkaip galvojau, kad Juodkalnija laimės, bet kažkaip jiem čia šiandien nepavyko prieš anglus, tai jie liko už borto. Šiaip tai ten tokių didelių tokių sensacijų nėra, su tais ispanais ten kažkokios problemos, jeigu dar kitą grupę žiūrėt, nes jie ir italam pralošė gruzinam. Ne po daug, bet pralaimė. Nu, vėl nežinau, tuo ir įdomus Europos čempionatas, kad visokie rezultatai galimi. Treneri, Tamperėje etapas baigtas, kas čia Suomijoje patiko, jums nepatiko? Ne, nu viskas gerai, gal tos rungtynės, tik aš visada žiūriu ne per gyvenimo prizmę, bet per žaidybinę, kadangi treneris esu. Na, nepatiko gal ketvirtas kėlinys su Vokiečiais, nes mes kaip ir 3 kėlinius neblogai laikėmės ir ten buvo visi geri šansai, jei nelaimėti, tai pralaimėti minimumą. Dėja, tas neįvyko. O šiaip gyvenimas geras, maistas geras, žmonės geri, salė užpildyta. Jeigu žaidži su Suomiais, tai Suomių, jeigu nėra Suomių, tai pilna lietuvių. Viskas kaip ir gerai, viskas, ko reikia krepšinį.